Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaryta paroda Ningijo – japoniškų lėlių menas ir grožis. Joje Japonijos fondas ir Japonijos ambasada Lietuvoje pristato išskirtinius ilgaamžės į japoniškų lėlių kultūros pavyzdžius. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad Japonijos ambasada Lietuvoje įvertino mūsų Panevėžio miesto dailės galeriją ir vėl atvežė parodą būtent tokio kitokio meno, to vadinamo lėlių meno, kur pamatys lankytojai įvairių tiek technikų išpildymo, tiek medžiagiškumo, tiek ir įvairių laikotarpių. Bet čia reikia ateiti, aplankyti, pamatyti, pasižiūrėti, įvertinti kiekvienam. Ningijo japonų kalba reiškia žmogaus formą. Lankytojai parodoje matys 67 lėles suskirstytas į 4 grupės. Ningijo maldoms už vaikų augimą, Ningijo kaip vaizduojamasis menas, Ningijo kaip liaudies menas ir Ningijo kultūros sklaida. この人形は日本の庶民がお祝いするためのものです。そういった子どもたちのお祭りですとか、そういったところで飾ります。しかし職人たちが丹精込めて作った非常に芸術性の高いものです。そういった職人の技術が今の日本の製造業の力の基礎になっています。ぜひ多数の方に来ていただいて、この日本の文化を親しんでいただければ幸いです。O aš noriu pasidžiaugti tuom, kad tie ryšiai su Japonijos ambasada tai jau tęsiasi tikrai daug metų ir jau kelinta tai paroda. Man dirbant čia antroji, prieš tai buvo fotomeno paroda, irgi labai įspūdinga ir irgi ekscelencija ambasadorius tuometinis aplankė ir atidarė parodą. Na ir šiandien džiaugiamės, kad naujas ambasadorius, kuris oficialiai pareigas pradėjo eiti kovo 5 šių metų. Ir aš manau, kad tai jo bus pirmas vizitas, būtent ir toks kultūrinis vizitas, būtent ne Vilniui, o Panevėžy. Nes antradienį, švenčiant Japonijos imperatoriaus 65 gimtadienį, ekscelencija ambasadorius pasakė, kad atvažiavęs į Lietuvą jisai jau spėjo pamatyti knygų mugę, apsilankyti ir pamatyti kaziuko mugę. Paroda Ningijo japoniškų lėlių menas ir grožis Panevėžyje veiks iki gegužės 11 dienos.